Tai jeigu galima atrišti, tai aš dabar noriu savo mylimai pririšti. Juk vis tiek tas pats. Dabar noriu pririšti, paskui norėsiu atrišti. Ta prasme, aš negalvojau, kad yra dar ir tokia teorija, sklando ore. Yra skirtumas, kai mes su vyrais, su partneriais savo susijungiame į tą bendrą santykį, per lytinius santykius. Ir mes laisva valia einame į tai. Ir paskui, kai santykiai nutrūksta, bet tas energetinis ryšys, jisai yra nenutraukytas. Ir taip jūs maitinate vieną kitą, neleisdami gyventi jums toliau laisva valia savo gyvenimu. Nes buvo jų kontaktas, suprantat? O kai yra daroma prie žmogaus valią, pririšimas, tai čia kaip vaikystėje. Noriu šito žaislo būtinai, kad jisai būtų man. Paėmė, nusipirkai, sumokėjai pinigus ir tu jį gavai. Patenkinai savo. Ar čia meilė? Mes skirtingai dalykus galim suprasti. Bet tai jau yra pririšimas, kur jokio natūralumo iš jausmo tokio, kuris buvo tada, kada du žmonės įsimylėja ir sukuria santykį, čia nėra apie tą patį. Atrišti nuo buvusių partnerių aš galiu, nutraukti taip vadinamus energetinius siūlus, bet pririšimo, užverbavimo kažko kito prieš to žmogaus valią aš nedarau. Čia jau ne pas mane.